Taigi sveikinuosi iš garažo. Šis video skirtas apžvelgti kopūstėlių krešą, apžvelgti darbų eigą, lipdant detalės, lipdant, taškuojant, klijuojant stiklą ir panašiai. Tai kaip nutiko pats krešas? Tai pats krešas nutiko realiai labai juokingai, turbūt dažnai visiems taip nutinka. Tai buvo pasakyta frazė: nu paskutinį raną. Tas paskutinis ranas buvo bandytas daryti su beveik plikom padangom ir dar segmeno varkėm. Nu betgi sakau, davai. Nu ir ką, lėkiau, pasistačiau, o pačiam pirmam kopūstėlių pasistatyme yra medžiai. Tai taip per plačiai ėjau į tą medį, kad medis atsidūrė realiai galiniam stikle. Tai dužo stiklas. Gerokai linko po bodžių visą arką. Ten išpjaustėm, atitiesinom, ištampiau, pririšau prie stulpo, tiesiog ištempiau su plaktuku, atidaužiau, labai nesistengiau, tikrai nevežiau niekur tampyti, nes tiesiog neverta. Viską kaip ir nudažėm, apdažėm galima sakyti. Tai suklijavom viską stiklo audinio klijais ir bei stiklo pluoštu, tiksliau su stiklo audiniu, vėl suliejom, kažkiek atstatėm kiek galėjom į vietą. Tai kentėjo ir priekis, bet priekis kentėjo per antrą treniruotės važiavimą. Taip, tikrai labai sėkminga diena. Tai, o buferis kaip kentėjo su sparnu. Tai tiesiog nusprendžiau po žiemos su sustingusiais kaulais tiesiog sėst ir važiuoti, nes nusiėmęs jokių buferių nieko. Antras ranas, jaučiu palei šieno kupetą kažkoks, nu kaip ir brūkšteliu tik tai. Važiuoju atgal, žiūriu, buferis su pusė sparno guli ant žemės. Nu tai ką, teko jau tada viską susirinkti, nusimt. Nu ir tada, okei, all in, lekiam, nei ten šiknos nusimt ar ten kažkokių buferių elementarių nuo galo. Nu ir lėkiau, puolu. Pasimaišė medis. Nu tai va. Tai ties medžiu turėjom daugiau reikalų. Čia priekį tai suklijavom, sparną irgi atstatėm, suklijavom ant zateškių, po to suliejom viską, nukirpom zateškės, tada apdažėm, aptaškavom ir ledas, realiai ledas. Ai, dar be to ištiesinau patį balkį, nes buvo iš kažkurių varžybų berods linkęs, tai vieno fiksatoriaus nebūdavo. Tai ištiesinau, turiu tokias staklytes, kur lenkia vamzdžius, tai su tom staklytėm patiesinau, ne idealiai, bet fiksatorius susideda. Apie galą tai irgi taip pat viskas suklijuota, nudažyta, kur liveris buvo pažeistas, kiek turėjau kokių spalvų, tai tiesiog apklijavau plionkę. Tai namų sąlygom tikrai nėra labai gražiai. Mašina iš tikrųjų, palyginus praeitą sezoną, kokį ir išvažiavo ir kokia dabar bus, tai tikrai išvaizdos pusės nebus, bet šiaip viskas okei, lekia, naujas sankaba, naujas shifteris, tai va kopūstas įsibandžiau, shifteris labai gerai veikia. Tai va, sudėjom stiklą.
Sudėjom galą, sudėjom priekį. Dabar laukiam BC Racing coilų. Sulaukę coilų galėsim viską toliau dėt. Taip pat gavom Manji sukimo komplektą. Su Manji planuoju bendrauti visą sezoną, manau ir ateinančius sezonus, jeigu nieks nepasikeis. Nes aptarnavimas iš sukimo tikrai geras. Marius visąlaik gali, beveik visąlaik turbūt gali išsiųsti, visąlaik Marius gali pasiūlyti tų pačių silentų, varžtų, realiai viską, ta prasme, tam išsukimo komplektui. Tai tikrai kreipkitės, tikrai loko kaina labai konkurencinga, labai gera realiai kaina. Tai pirkit ir naudokit. Tikrai geras lokas, daug kas jau išbandė ir dar dabar turbūt, gal ir dabar kažkas deda. Tai tikrai pagalvokit, pasvarstykit. Pasverkit kainas ir pagalvokit, ką išsirinkti. Aš išsirinkau Manji ir manau, šį sezoną su to išsukimo komplektu lėksis puikiai. Toliau reikės pasidaryti čia pakapoto ant stakanų plokšteles pagal Manji camber plates, kad visą laiką turėčiau reguliavimą, ne kaip dabar įdedu realiai ir nebeturiu jokio reguliavimo. Tai nuvažiuoju suvedimą. Išvirtimas koks būna pastatytas, toks ir būna pastatytas, nes tiesiog niekas netelpa. Tai va, turėsim pilną reguliavimą, viską galėsim reguliuotis. Koilai taip pat nauji bus pilnai reguliuojami. Su 10 priekį, gale 5 kg spiruoklėmis. Turėsim gale, tikiuosi, daug sukibimo. Tai va, tokie planai šiam sezonui. Toliau bendrausim su Skarda sprendimais, kurie mums padeda su milteliniu dažymu, tai ratai, tai tarkim tie patys puslankiai, tie patys krešbarai, viską jie gali nudažyti, taip pat išpjauti lazeriu. Tos plokštelės, kurias gaminsim, be to
bus taip pat išpjautos lazeriu jų, tik man reikės dabar brėžinuką pasidaryti. Jie išpjovė štai tokias suvedinines plokštės. Šiaip planas paleisti pardavimus, turbūt gal net ir neužilgo bus šitas plokštelės pardavimuose. Tik aišku, bus turbūt tiesiog aliuminės arba juodos, be Motorsport Ukmergė logo, bet jos bus. Kainas dar tiksliai nežinau, bet turbūt kažkas tarp 50-60 eurų už komplektą su ruletėm. Tai va, aš einu nusiminėti visko, įsimatuot, pabandyti pasidaryti brėžinį, o jum ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.